Kągi, labas rytas. Ir kas šiandieną Violetos radiją norėtų Violetos radiją pranešti. Na, paimsiu tą opę temą, nėra jin tokia opė tema, bet dėl daugelių dalykų, kur gali užsikabinti prie mano gal kultūros, tai keiksmažodžiai. Tai vat aš noriu, vakar dariau tris video, iš tikrųjų, paskiau nuovargis jaučiasi, bet ir iš pirmų video būtent aš padariau palyginimą lietuviški keiksmažodžiai, kokie turi neša prasmę ir tarkim žodis blet. Tarkim, įsivaizduokit, neatsimenu, prieš daug jau metų vieno kalbotyrininko ruso klausiausi video apie kaip padaromi yra keiksmažodžiai. Ir esmė buvo tame, kur aš girdėjau, kai mes nesam garantuoti už tą tikrumą, kas yra tiesa, kas yra melas, bet mes viduje jaučiame. Tarkim, pasakyti yra keiksmažodžiai, blet, jie yra keiksmažodžiai, bet aš sakau, mano vidus, jie nepriima kaip keiksmažodžio ir kaip blogio. Tai kodėl tu žmogau jį priėmė? Ir kame esmė yra? Kadangi mes esame formuoti šitos pseudosistemos. Ir ta pseudosistema, jinai nusako, kas yra geras, kas yra blogas, kas yra kultūra, kas yra nekultūra, kas yra keiksmažodis, kas ne keiksmažodis. Ir to pasekoje, kai pati ta pseudosistema yra visas didžiulis melo burbulas, tai kodėl jūs po galais tikite, kad keiksmažodžiai yra neišvartyti į tą kitą pusę, kur sistemai bus naudinga. Ir tada prisimenu prieš tos daugelius metus, kai klausiausi to kalbotyrininko apie keiksmažodį, kad jisai buvo paminėjęs, aš jau tikrai nebūsiu užsirašęs, o gal kažkur tai būsiu užsirašęs, reikėtų ieškoti mano žodynuose visose, tose dienoraščiuose. Kai jisai buvo užsiminęs, kad iš tikrųjų, blet, jisai turi labai aukštą vibraciją. Būtent tas. Nahui. Irgi neatsimenu kas. Bet tiesiog, jeigu nusiimtumėte tas svetimas programas ir, pavyzdžiui, ramybės būsenoj savo pasakykite, blet, bet ramybės būsenoj. Ką jisai tas 4 raidžių žodelis jums reiškia? Ir atjunkit tą svetimą programą, kad sako, čia yra keiksmažodis. Ne. Iš kur? Kas tą 4 raidelių žodelį pasakė keiksmažodis? Ir dabar paimkite su esamu melu. Melas. Visuomeninis melas. Išdavystės, sukčiavimai, manipuliacijos. Kiek manipuliacijų vyksta? Aš nekalbu apie tuos atveriamus dalykus, kai vyksta pedofilų klanai, vaikų žudymai. Ir daugiausiai tai visą tai daro, kurie ir tą sukūrė. Visos tos struktūros prisidėjo prie tos struktūros valdymo
ir tų keiksmažodžių pasakymų, kad tai yra keiksmažodis. Taip, kad mielieji, neprisiskit prie ten, kur jums net nereikia. Patys išmokite jausti, ar tai yra blogai ar ne. Kai mes nukrentam, susilaužom kažką tai, arba kai mumis išduoda, arba mes sužinome labai žiaurią informaciją, ką jūs darot? Jūs nesikeikėt? Jūs neišleidžiate emocijų? Ar jūs antiek tapote pozityviai, be streso gyvenantis personažai, kad net nejaučiate, neturėdami to adekvatumo ir nejausdami, išjungdami visus jausmus, emocijas, jums tiesiog esate išmokę taip gyventi. Tai čia normalu. Blet. Anormalu būti iškrypusiam. Anormalu tiesiog. Kas per ugdymo sistemą, kad mes vienas į kitą žmogų žiūrim kaip į priešą. Čia normalu? Ar čia normalu? Taip kad siūlyčiau pamastyti apie keiksmažodžius, ar iš tikrųjų tie keiksmažodžiai turi žemas vibracijas. O to žemos vibracijos juk ne nuo žodžio priklauso. Taigi žodis, jis tiesiog yra žodis. Garsų junginys, raidžių junginys. O žmogaus charakteris, jo širdis, jo intencija, jo veiksmai, jisai ir kūrė tą blogį. Taip. O žmogus yra galima širdimi, doras, be jokių kažkokių tokių slaptų ketinimų. Ir jo ištartas žodis, blet. Čia jums yra žmogeliai, jums kaip eleksyras. Toks, žinote, žadintuvas. Ir viskas. Tiesiog išjauskite širdimi, kur jūs manyje matote blogį. Ir kodėl aš turėčiau nesikeikti, jeigu tai yra tas žodis, sukurtas, specialiai padarytas keiksmažodis, o aš jaučiu jame aukštas vibracijas. Va tą tikrumą, tyrumą, realiai, va tyrumą. Man žinot, koks yra žiaurus keiksmažodis realiai? Jop tvai mati, bet realiai. Ir žmonės daug tą dalyką žodį vartoja. Tai jeigu verčias, prisimenu toks vienas rusakalbis ir sakė, irgi pagal panetkės gyvena, sako, jop tvai mati. Tai išpisk savo mamą. Tai patys daugelis net nesusivokėte pagal vertimą. Ir kai man tą sako žodį, tai man realiai yra šlykštu. O blet, kaip blin, blet. Man blet, jisai yra skambesnis, jis yra, man aukštesnė vibracija, tai jis sako skausmo energiją. Tai va, kaip ir nahui, ant pimpalo. Tiesiog lipk, sako, geriau ant pimpalo, negu būk surogatinis žaidėjas. Nu, tarkim. Arba ei geriau pasiseksink, kad nuleistum garą, kad ten tos smegenys ar tai kažkaip tai susitvarkytų. Nu, tas nedapipysytas, jisai visaip veikia visiems žmonėms skirtingai, priklausomai kaip dirba žmogus su savimi. Tai va, mokėkite versti žodžio prasmę, o ne kaip avinai, kaip suformuoto šitos visuomenės stereotipai, kurie ir išpiso visą visuomenę su visais tais stereotipais, su visu to valdymo aparatu, mūsų kiekvieną. Ir dar taip
nuosekliai taip laižote, nardote tai sistemai į užpakalį, į tą melą ir einate į kito žmogaus eterį, kur jums nieko blogo nepadarė. Tiesiog jokios žalos nėra padaryta. Žala daroma jo, tiesiog. Blemba sako, kalbi tai, ką nekalba televizija. Ir jeigu jūs pasiklauso, taip darau žalą jūsų sąmonės praplėtimui. Tiesiog, sakau, kelkitės. Pabudome ir kelkime. Šiandieną yra rugpjūčio 15. 15 ar 16, kelinta šiandien diena. 2025 metų. Kiek tau metų, kiek gyveni ant šitos žemės dabar, šiame laikmetyje? Jau senai kaip jau su gimimu turėjai būti prabudęs ir yra įskiepytas vidinis kompasas. Tai kurmi nachrien, paimk ir galutinai atsibusk pagal tą vidinį kompasą. Ir pradėk gyventi visų pajėgumu. Būti autentiška savęs versija realiai tai, kas tu esi iš vidaus. Atmetus visas dogmas, stereotipus, viso šito chuinios sistemos įdiegtų programų, kas gerai, o kas blogai. Melas. Melas, mano draugai, bičiuliai, broliai, seserys, melas. Visur yra tas melas. 99% melo. Ir mes tą 1%, kai atrandam tokių nestandartinių, bando prisipysti, sako, nesikeik. Eikit načerčiu, mano aukštos vibracijos eina. Su mano kiekvienu keiksmažodžiu mano sparnai kyla. Nesako, tu nesi iš tos planetos. Tai gal tie kosminiai kuratoriai ir davė man tą žodį. Ir šiokt erelis skrenda. Bet tas erelis nepamiršta, kad nepasikeltų aukščiau, nežinote, sako. Jeigu eini per tą tokį, norą, aš jau nekalbu apie minčių formavimą, tą energijos švarą. Jeigu tik jau norisi tas įskleidus sparnus erelis pasipontuoti, tai sako, greitai tos sparnus apkarpo, vienu žodžiu. Bet jeigu tu tiesiog viduj jauti, kad tu vadojus nuo to viso šūdo, nuo to voratinklio, nuo tų visų dogmų, kogi ne? Eikit jūs nachrien. Nepatinka, uostykit pimpą su razinka. Ir все. Įsijunkit muziką, pasitancavokit. Все. Taip kad apie viską mąstykit. Apie viską mąstykit. Ir jeigu galvojate, kad ta sistema mūsų sugebėjo visus išskaldyti, visus padaryti protingais avinais, tai jūs galvojate, jinai kitur, jinai yra gera. Dėl keiksmažodžių gera būna interpretacija. Nichuja. Ta ir jinai padarė sistema. Sako, iš pradžių mes jumis sukalėčinsim, išugdysim avinus, paskui mes duosim pasiūlymą, kaip avinus gydytis. Bet kad gydyti avinams, kaip žmogui, turi būti tokie nestandartai, kaip aš. Ir kaip į mane panašų žmonės. Tada pamatysit, gydymas garantuotas. Sąmonės praplėtimo ir vidinės laisvės suvokimo, kas aš esu. Tai va.